Dieną kalbinu Ernestą vairuotoju, kuris dirba sėdimą darbą ir jisai pasidalins savo pasiektais rezultatais, ką mes pasiekėm per 3 mėnesius. Tai labas, Ernestai. Labas. Tai ačiū tau, kad sutikai pasidalinti savo rezultatais. Tikiuosi, gal įkvėpsim kažką irgi iš žiūrovų pasiekti tavo pavyzdžių. Tavo rezultatai tikrai yra nuostabus. Tai tada ir užduosiu aš tau kelius klausimus. Tai ar tu sportavai prieš tai, Ernestai, prieš Lion Fitnessą? Aš sportavęs seniau buvau, bet taip ir, biški sportavęs, biški nežinai taip. Bet buvau labai apsileidęs dabar paskutiniu laiku. Gerai, tada kokia buvo situacija prieš mums susitinkant, kaip tu atrodė, kaip tu jauteis? Labai blogai jaučiausi. Daug svėriau, 125. O, o dabar jaučiuosi labai gerai ir labai gerai, kad kreipiausi į jumis. Aišku, ačiū, Ernestai. Tada kokį rezultatą tu turi pasiekęs dabar jau per 3 mėnesius, kaip mes kartu bendraujam? 12 kilogramų, 12 kilogramų su pusė kažkur. Atsikratėjai, ne? Jo. Ir kaip tu pats jauties dabar? Dabar jaučiuosi labai gerai. Kaip pasakyti, dabar pasimk 12 kg cukraus, susidėk ir vaikščiau. Tai žinai, aš jaučiuosi labai puikiai dabar. Jo, super. Tai tada turbūt ir gyvenimo kokybė yra pasikeitusi. Seniau ir išgerdavai, žinai, kaip pasakyti, nespjaudavai tą dalyką. Dabar, užsimiršęs tas dalykas ir vien sportuoji, žiūri sveikatą. Jo, sveikata pirmoje vietoje, super. Ar sunku siekti rezultatus kartu su Lion Fitnessu, kartu su mumis? Su jumis tai nesunku yra, nes pastoviai ant režimo jūs prižiūrite, jeigu ką reikia, paskambini, paklausi, nėra problemų, iš karto atsiliepėt, nėra taip, kad reikia laukti žinutę, žinai, kaip pas kitus, kad būna dar kažką. Ar gauni tu motivaciją iš mūsų? Tai pilna motivacija. Pilna. Super. Ar turėjai kažkokių abejonių, dabar prisimink prieš 3 mėnesius, kai tu parašei, ar tu turėjai daug abejonių, ar tau pasiseks, ar taip sakai, parašysiu, kaip bus, tai bus. Ne, iš pradžių parašiau, kaip sakau, parašiau, tai žinai, sėdėdamas ant fotelio, žiūrėdamas televizorių, stakanas rankoj. Žinai, ir tai galvoju, taip, ant durniau, žinai, parašysiu ir viskas. O ką, va taip ir gavos, ant durniaus išvažiavau ant atostogų, svėriau kokį 120, kažkur 122, po atostogų grįžęs 125,5. Ir tada iš karto parašiau grįžęs aš tau. Ir tada nuo tos dienos nuo kitos dienos pradėjau vaikščioti, viską, ką tenais man sudarėjai programą, viską atvažiavau pas tave ir ten parodėjai pratimus, viską nuo pradžių, žinai, kaip ir buvo. Ja. Kam rekomenduotum mano paslaugas? Visiems, kurie yra tešliai, blėt. Katrie sėdži turbūt sėdimą darbą. Jo, kurie vairuotojai yra, aišku, nėra lengva šitas siekti rezultato, bet maistas, su maistu labai daug pasieki, supranti, pavaikštai, čia, pavyzdžiui, kaip darot jūs ten atstojus, tai tenais yra laiko iš tikrųjų pavaikščioti, žinai, nes būna laiko pas visus vairuotojus. Jo, tik tai reikia prisiversti, žinai. Man irgi iš pradžių buvo labai sunku, bet aš prisiverčiau kažkaip tai, žinai. Jo, super. Tai turbūt dar ir mūsų motivacija tą. Dar, žinai, daug ką daro, kai tik gavos 3 žmonės, tu Irmantai, Rūta, Rūta, Jonikė ir mano žmona. 3, kad pastumta tau padeda tą dalyką. Jo,
Jo, pagalba mums visados reikalinga, o dažniausia, kas jos atsisaka, tai dažniausiai ir tų rezultatų neturi. Tai pagalbos nėra tuo silpnų žmonių bruožas, kaip tik yra, kad jie prašo pagalbos, tie yra stiprus, nes jie sugeba jos paprašyti, jie išdrįst jos paprašyti, o tie, kad tai jie ten ir pasiliek. Tai Taip. dar Ernestai, gal ko dar nepasakė ir norėtum pasakyti kažką, tai ko aš nepaklausiau. Gal turi ką nors. Ką pasakyti, labai ačiū Jums už Tai, šitą. Su manim, aišku, nėra lengva dirbti, žinai. Pats žinai, nu, visko buvo. Tai Bet dar norėjau, gal Ernest nepasakė, kad mes dar tik tais įpusėjom, dar neįpusėjom turbūt, bet jau su svoriu mes įpusėjom, pas Ernestą yra dar kitokie visai tikslai, ne tik nusimesti svorį, bet ir priauginti raumeninę masę, tai mes dar su juo būsim iš visą aplamai metus laiką. metus laiko, aš pradėjau gruodį ir aš baigsiu, gruodį, Kažkur tai ten. kažkur gruodį kažkur pradėjau. Prieš visą šventės aš pradėjau, nu čia kai buvo šventės ir viskas. Jo, tai mūsų tie rezultatai ne paskutiniai, minus 12 kilogramų, tai čia tik tais pradžia, Ernesta. Aišku, čia viskas priklauso, mano kaip trenerė tik tais įrankiai, aš Ernestui daviau įrankius, o Ernestui visas likusis darbas jam. Tai jisai iš tikrųjų šaunuolis, tokie rezultatai pasiekiami, ne visi pasiekti, tie, kad jie stipriai nori, tie ir turi tos rezultatus kaip Ernest. Dabar tada aš pasidalinsiu skaidriam, kaip Ernestas atrodė prieš ir kaip matot, kaip dabar atrodo, tai pamatysit, kad du skirtingi žmonės. Matosi Ernestai ekransą, nedama turbūt pasidalinau, turėtų matyti, ne? Dabar žiūrėk. Dabar matai. Jo. Tai va, čia mes turim, čia 10 kilogramų skirtums. Dabar Ernest yra pasiekęs daugiau 12 ir jisai stabiliai, galim sakyti, turbūt stabiliai, kad tu po 10, sakau, po 1 kilogramą į savaitę kažkur negaunas, kad tu... Jo, kažkur 800 gramų, 900. Jo, ir dar paminėkim, kad per tą laiką buvo pas tavęs ir biškį nuklydimų, kad nereik būtinai laikytis tokių. Ne, buvau aš Lietuvoje, buvo visko, biškį buvau užgazavęs, žinai, 4 dienas ir bulkučių valgiau ir visokių čia buriekų, viską, žinai, atsipalaidavęs gerai buvau. Jo, tai noriu pasakyti, kad nebūtina kažkaip tai stipriai save riboti į tą mūsų mitybos planus ir įtraukti yra ir tokie pasisėdėjimai ir rezultatą vis tiek, kaip matot, turi šaunų Ernestas. Tai va čia 10 kilogramų, dabar jis atrodo žymiai geriau, 12 kilogramų, čia iš priekio, čia rems virs. Atostogų vyras. Jo, ir tu jam, jeigu būtum turbūt Ernestai pasakęs tuo momentu, kad tu čia numesi svorio, nebūtum turbūt patikėjęs. Ne. Ten visai kitur, supranti, smegenis kitur nuėjusios būna. Matai, puodukai padėti priešais. Jo, tai čia. Jo. Gerai, dabar taip atrodo dabar, Ernest, tai čia turbūt nėra kalbos, kur geriau būti katroj vietoj. Taip. Čia Ernest jau spintą keitė, ne, naujus rūbus reikia pirkti viską, ne, turbūt. Jo, jau visi rūbai, reiks visus pakeisti rūbus. Bet, vėliau biški, žinai. Jo, dar, nes mes dar metam ir dar mesim. Dabar pakeiti, jeigu kažkur eini kokį balių nuvažiuoji, nusiperki tam sykiui, žinai, tai dabar daug jų nekeiti, bet vėliau tai reiks keisti visą spintą. Taip, ir čia turbūt tai irgi malonė dalis, kai jau tuos maišus atiduosi, kam reikia jų, o pasimsi to, ko reikia. Tai va, taip atrodo. Va, kaip atrodo, ką Ernest valgo kaip restorane, kaip jis minėjo, turi gerą žmoną Katrą. Monikė mano tai labai padaro valgyti skaniai.
čia va, steikai, nu, super. Ir tos porcijas, Ernestai, kokios Didelės, pas tave? didelės porcijos, iš tikrųjų sotus. Valgai 3 sykius. Aš, pavyzdžiui, pavalgau 3 sykius. Seniau šaldytuvą darinėdavau pirmyn atgal. Dabar turiu ryte suvalgau, aš nebenoriu iki pietų valgyti. Per pietų suvalgau, pavyzdžiui, kokią 2, 3, o vakarienę valgau bile kada, kad ir 10, 11, kad ir 7 valandą. Ir viskas puiku čia yra, žinai. Jo, palei porciją. Maistas skanus, šefė gera, treneriai geri. Jo, šefė, tai tikrai nuostabi restorane, turbūt taip maistą nieks negamin, kaip čia pas Ernestą namie, tai visa. Čia netrinktas porcijas, bet iš Dar tikrųjų, galiu paminėti, kad pas mane namuose dar šalia ir cepelinus valgo ir aš valgau šitokius maistus. Tai nežinau, labai yra sunku atsilaikyti kai kažkuriem, bet aš jau viskas, aš jau gali padėti ir kugelį, cepeliną, aš vis tiek šitą valgysiu maistą, žinai. jo, bet man atrodo, čia tik laiką klausims, kada Ernestas žmona Asta irgi pereis į tokį Nu, skanesnį maistą, nes, kaip minėjai, tu jau po biškį jinai jau ir jo, jinai būna, tai padaro, tai valgo kartu, žinai, bet būna vaikam reikia, vaikam daro atskirai savo, žinai, reikia, taigi vis tiek 3 vaikai, jo, tai jo. reikia ir jiem gaminti, žinai. Nes Tai va. šiuolaikiniam vaikui parodai va šitokį maistą, jisai žiūri į tave kaip kosmonautas, supranti? Jo, tai va, dar norėjau pasiūlyti, jeigu kas gyvenat Airijai, tai čia Ernestas dirba ant savęs, jisai daro visus pervežimus, turbūt nėra tokia, kokia nedaręs, nei paletės, mačiau, viską vežioji. Tai jeigu kam reikia, tai skambykit, tikrai susitarsit, čia jo numeris, pasirašysit, susirašysit. Tai va, tiek skaidrių. Pasidalinti tą išjungiam, sugrįžtam tada. Taip. Tai va, tada Ernestai tavęs netrukdysiu, esi užimts, turi daug darbų. Padėkosiu Jo. tau, kad pasidalinai savo patirtimą. Gal padėsi apsispręsti kitiem žmonėm, kad jie irgi turi viršsvorį ir abejoji, kaip čia dabar bus. Tai va tavo pavyzdys turbūt pats geriausias yra, kad viskas įmanoma padaryti, tik paprasčiausiai reikia laiką ir biškį disciplinos ir rezultatą tu bet kokiu atveju turėsi gerą. Taip, ne, Ernestas? Taip. Teisingi žodžiai. Tai va, ačiū tau, gerų darbų, Ernestai. Ir Ačiū viso. iki.